Pasaulis sako laikas, pinigai. Kodėl? Todėl, kad laikas yra baigtinis. Ir jeigu jo neišnaudoji, jo nesusigrąžinsi. Pelno nebegausi. Ir Dievas lygiai taip pat sako, laikas yra baigtinis. Negalime atidėti susitvarkymo su Dievu kažkada ateičiai, tam galutiniam egzaminui. Nes čia ne ta sesija, kaip studentam, kurie netrukus vėl pradės studijuoti. Kurie žino, sesija prasideda, nežinau, gruodžio 7 dieną, ar kurią ten dieną. Ir baigėsi va tą dieną. Ir jau ten turi kažkaip suspėti. Porą naktų nepamiegojai, iškaliai, išlaikiai ir viską užmiršai. Galutinis egzaminas mums gali ateiti bet kada. Ir jeigu mes sugebame suvaldyti savo gyvenimo laiką, tai reiškia būti ten, kur reikia tuo metu ir tiek, kiek reikia. Kada laikas dirbti, mes dirbam, kada laikas melsis, mes meldžiamės, kada laikas ilsėtis ir pramogauti, mes ilsimės ir pramogaujame. Tada mes iš tiesų ir galime viską atlikti. Nes jeigu kažkuri iš šitų dalių sutrinka visas mūsų gyvenimas.